Ne, nutiko. Žodžiu, ilga istorija. Aš susipažinau su tokia žiauriai kvalifikuota asmenybė, nesveikai kvalifikuota. Ta prasme, jinai jau daug metų vadovauja švaros kompanijai. Pas jos patekti dirbti yra neįmanoma, tie, kas patenka, niekad nebeišeina, nes tenais atlyginimas kaip pas prezidentą. Ir jie čia atvažiuos ir parodys, ką sugeba. Man labai patinka barteriai, mes jiems padėsim su reklama. Jie mums padės padaryti šitus namus gyvenam. Paskui parodysiu, kaip po jų vizito atrodo namai pas mus. Dar važiavo kažkaip pas autobusą, šiaip netaip užvedėm, čia pažiūrės, kas ten yra, su kokia tai sietka užsikišė klapanas, kažkoks nesidaro, dabar pasimėjau taksą, važiuojam namo, tiek reikalų jau šiandien padaryti ir dar, kiek padarysim. Čia viską lankstyti ir sudėti. Pati direktorė sušluostė, viską tvarko. Penki žmonės atvažiavo. Pati direktorė sušluostė laksto. Užėjau, pažiūrėt, nesu taip matęs. Dėl to pas jos ir neįmanoma gauti laisvos vietos. Jam laisvos vietos. Nu vo, fūrų pamažėjo, šiukšlių liko, kaip sakiau, labai daug, bet savivaldybė jau siunčia. Tačiau žmonės eina, renka tvarko. Nu, ne Dubajus, bet tikrai ne Zimbabvė. Tai ką čia dabar augs? Kad ramunėlės tai sodinasi ant žemės paviršiaus, neįkasant. Lietaus tai nėra ir nenusimato. Kažkai senoliuose jau taip ir baršiau. Viską. Čia kaip gamtoj, tai viskas būtų super, viskas gerai, daug darbų, bet vaikas serga. 39 kyla temperatūra, su mama Kaune. Čia aišku pasveiks, bet neramu, kad žmonai daug reikalų labai yra. O aš čia savo kaime dirbu. Kaime dirbti yra 1000 kartų lengviau nei su vaiku būti. O su sergančiu vaiku tai 1 000 kartų sunkiau. Jo, grįžtu namo, nusikalęs. Pasiplaukęs, bet laimingas. Oi, ne į savo namus patekau. Pola, čia mano namai. Mūsų apšvarino. Labai apšvarino, labai švaru. Oh my gosh. Čia tikrai mano namai? Okay. Aš realiai čia pirmą kartą atėjau. Čia matot mano tikrą reakciją, aš dabar einu į savo kambarį. O ne. Ką jie čia padarė? Dabar nieko nerasiu. O, ką, lempas stipresnį suko. Žiūrėk, naujas kalbenkė atvežė. Oh my gosh. Ok. Hebra, kas čia atvažiuoji. Ar nepametė pakeliui, kažį, traktoriuką? Ojei, koks gražus. Eik tu sau. Va čia mano iš YouTube'o parašė žmogus, sako, aš tau padarysiu rimtai. Kad neužsimtum nesąmonę, niekad tu nesupranti, sako, apie traktorių, čia yra kardanai visokie, tau čia 3 6 nieko nesuprantam. Padangų pažiūrėjom 8 metų, tai jis dar už mane jaunesnis yra. Jau aš nesenas, tai traktorius iš vis naujas. Ir dabar teisingumo akimirką ar užsives jisai. Maikė dovanų dar davė. Patenkintas šeimininkas. Vo, į garažą pastačiau, tik dar garažo nepastačiau. Mums reikia tokį dasidėt. Aišku, čia bus irgi siena. Čia bus vortui. Vo, jau bus toks gražus. Šitą dalį medinę darysiu. Visą kitą skardą apkalsiu. Nenori, aš turiu šitą pastatą ne tik pabaigti, bet ir priduoti. Šiemet reikia pasiskaičiuoti, užsakyti medieną, sukalt karkasą. Einam namo.
Ne. Iššoka mum į gatvę. Žmona sako, stok, reikia paimti, ras šeimininkus, vargšą. Prie irgi patiko. Važiuojam dabar veterinarijos vaistinį, gal čipą nuskanuos, jeigu toks yra. Tai va, čia pirmas bėgis, antras, čia rankinis, čia vairas, supratai? Važiuojam. Radom šeimininkį, Instagramas, visagalis. Labai fainai, labai džiaugiasi, darykit gerus darbus, labai geras jausmas. Šiam kartui tiek ir iki kitos savaitės visi po gerą darbą padaro. Pavyzdžiui, like, share, subscribe, patronai.